visi. Šiandien man kompaniją palaikys Paulius. Sveiki. Ir mes atvažiavome prie mūsų tėvo upių Nemuno. Yra jau gandų, kad karšiai pagauna vieną kitą. Kai kas ir neblogai pagavę, tai bandysim ir mes. Patinka mums šitą žuvytę pagaudyti, ne? Labai. Tai va, tai ilgai žodžių nešnekam gal, maišom jaukus. Pagaliau jau platformas ir įrankius pasiruošėm visus, tai tik liko jaukus užsimaišyti, susidėti šėryklą, susirasti tašką ir pradėti žvejoti. Taigi tai maišom jaukus ir einam, sėdam ir gaudom žuvį, ne? Taip. Okay. Šiandien norim išbandyti Benzar Mixo jaukus. Aišku, ėmėme šviesius. Jau vanduo šylo, tai manau, kad tas šviesus jaukas turėtų dirbti. Šituo atveju mes paėmėm ananasą su sviesto rūgštim, tai bus trupučiuką ir vaisio ir trupučiuką tokios smarvelės. Tai pasidarom po 2 kilogramus mes jau pilu vandens. Kaip visą laiką su vandeniu nepadauginkit trupučiuką iš pradžių mažiau, o po to jau eigoje matysit kiek, nes jeigu pripilsit per daug, tai jau nebeišimsit. O dapilti visą laiką galima. Šviesus geltonas toksai jaukas, turi nemažai tokių stambių dalelyčių. Manau, didelį žuvį turėtų būti tikrai neblogai. Labai nekantrauju iš tikrųjų meškerį užmest. Mano pirmoji šių metų žuklė Nemune ir pirmoji karšių žuklė su fideriu. Tai toksai trupučiukas spirgo. Jau limpa, bet aišku dar sugers vandenį ir jam trupučiuką dar trūksio. Tai einu, aš manau, toliau ruoštis. Ir kažkiek tai labai nedaug ten reikės jo įpilti. Ir jaukas bus paruoštas. Jeigu pažiūrėsiu, jeigu dar gabalai sušoks, tai gal per sietelį perleisiu, bet kažkaip tai jisai nešoka gabalais. Ta vieta man patinka. Ir viskas, einu ruoštis, laukiu karščio, kai nori. Kadangi, kaip visada, aišku, gaudom su pintu valu ir niekada, man bent jau taip nesiseka, kad būtų galima gaudyti su labai storu pavadėliu. Tai dėsiu feeder gamą, nes manau 0,12 pavadėlio reikės. Norėčiau, aišku, ir su storesniu gaudyti, jeigu jie čia kibtų. Bet pradedu pradžiai, manau, su 0,12. Ne kartą, aišku, teko ir nusiploninti iki 0,10. Tikiuosi nereikės šį kartą, bet kadangi nenoriu perrišinėti aš sistemas visai, tai geriau užsidėsiu feeder gamą ir bus lengviau man žaisti su tais pavadėlių storiais. Dabar gal dar užsimetu, prabraukiu per dugną, pasižiūrėsiu, kas tenais plius minus yra. Manau, kad čia stebuklų kažkokių nebus labai, bet vis tiek gal prie kažko tais surasiu prisirišti. Dedu 60 gramų skenavimo švinelį.
matau, kad tą patį pasiėmėm. Na šiai. Nors čia yra arčiau biškiuką, labai faina tokia matau srovelė. Va čia. Ir čia yra... Nu, čia paliksiu antram tašką. Jeigu pirmasis nesuveiktų. Čia realiai pasirinkau tarp dviejų tokių kliuvinukų. Va, antrasis. Ir ten, kur metu, tai užkliuvinio koksai metras gaunasi. Pasiėmiau šiandien labai skirtingų šėryklų, lengvesnių su rageliais ir su tokiais mažais karbeliais, sunkesnių. Aišku, norėčiau gaudyti su kuo lengvesnė, tuo maloniau žvejot, kam tas sunku svorį traukaliot. O ką naudosiu, kas man labiausiai patiks šioj žūklėj, nu tai pažiūrėsiu, eigoj pamatysiu, kas man tinka. Dabar nežinau, gal pabandysiu vien tik tais užsidėti 80 gramų, bet 80, manau, taip ar taip laikys. Tai deduosiu 60, kol kas neatsilenkiu ragų ir žiūrėsim, kaip jinai elgsis mano taške. Dar dedu be jauko. $60 be atlenktų ragų, užmetus pavažiavo kelis kartus. Ir įdomu, į kur jinai tenais pavažiavo, sustojo. Ir negaliu pasakyti, kad man nepatinka toksai stovėjimas. Šiaip labai patinka. Dar kartą pabandau. Tik reikia užsidaryti stalčių. Matau, kad nelabai gerai čia atsisėdau. Bus reikalų su krūmukais. Nu ir manau, kad pasiliksiu ant to 60. Žinok, 60 pas mane laiko normaliai. Ką? 60 beveik normaliai laiko. Be ragų? Ragai net neatlenkti. Tai bet jų ten yra tie mažiukai tokie? Nu, ten tie tokie mažiukai, nežinau, dėl vaizdo tokie. Tai ką, kimušu pirmą šėryklą ir jis krenda į vandenį. Imu matiliuko, taip, sočiai. Gal pramaišysiu truputį su jauko, kad lengviau jis jau pasiskirstytų. Lengviau įsiplautų iš šėryklos ir dabar visą tą gėrį po truputį sukemšu. Nu, koksai skanumynas. Šėryklos nepurtau, palauksiu, kol viskas išsiplaus savaime. Tegu būna viskas ant dugno neplaukia. Pasragai tenai. O, Jėzau. Kol išplaudinėja pašarą iš šėryklos, užsirišiu pavadėlį. Sakiau, kad pradėsiu su 12, nu panašiai čia ir pradėsiu 11,5. Ir kabliuką 14 numerį dabar dedu.
Nu, pradžiai bus taip. Taip, o pavadėlį ilgi darau. Koksai metras? 30 metras 40 gal. O kai nutruks koks didelis karštis ar dar koksai Nemuno žuveliokas, tai tada jau gal ir būsiu priverstas storintis. Kabliukas dar aišku turi įsikabinti. Kažkoks nerangus dar šiandien aš. Ta pirma žvyba. Neskubu niekur, ramiai, lėtai. Paulius jau kurį laiką žvejoja, jau ir kuoja pagavo. Nu ką, o man dar liko kelios šitos šeryklos į tašką ir pradėsiu ir žvejoti. Baigiau savo šėrimą, dabar dedu pavadėlį. Ir taip va paprastai užtraukiu viskas. Kuokštą matsiliuko. Nu ir žiūrėsiu dabar, kaip čia tas mano pirmas metimas pavyks. Ai, matau, kad dar čia viskas gerai. Galvojau, kad bus prastai su medžiais tais už mano nugaros. Visai dar neblogai. Taip, išsitiesinu pavadėlį. Ir laukiam. Tas vėjas neužneš man ant šakų. Kojytė. Ne to, ko tikėjausi, aišku. Bet kažkas pirmas vis tiek turi užkibti. Bet čia bus kuoja greičiausiai. Rainė karšis. Didesnė žuvis, bet ne ta. Mekšriukas. Dar ne mekšras, bet mekšriukas. Turi? Aha, bet kažkur yra. Jie kažkur tais ar laikai? Yra. Įstrigo.
Bet čia panašu, kad ne karšis. Čia bus kuoja kokia. O, ir ne karšis, tik tai jisai čia prabudo prie kranto. Mažesnis už tai čia, tai jisai taip lengvai parėjo. Nu, bet gabumų tai neeilinių šitas karšiokas. Kažkaip sugebėjo dar kabliukas lūpai. Kaip šit, op. Truputį mažesnis, bet labai laukiamas jisai čia buvo.
gražios žuvytės, gražios. Ir stiprios baisiai. Duodasi čia prie krantą. Sunku jį greipšti net įvesti. Kuokštas matilė. Būčiau su pirštais nesutraiškęs matilių, tai būtų dar buvo galima atgal veikdėti. Taip, kabliuką. Čia įsikabinam. Dedam į sietelį. Gražus karšiokai, o šitas kaip ir jis. Kimba visai tie karšiukai, aišku, jie tokie prašokantis, nėra stabilumo labai, bet jaučiasi, kad užplaukia būrelis, ateina į tašką ant jauko, ten pagauni vieną kitą, tai duplėtais ir vėl nėra. Nu, tokia tai jau kartais būna pavasarinė žvejyba. Manau, su šita žuvyte ir užbaiginėsimės po trupučiuką savo laidą, nes ir žuvies jau sietė, manau, kad leistina norma su šita žuvim bus pasiekta. Karšiukų atidarimas visai pavyko. Opa. Nu. Mūsų žūklė jau atėjo į pabaigą, tai skelbėme praeito epizodo konkursų nugalėtoją, kurį dabar matote ekrane. Sveikiname konkursų nugalėtoją ir kaip visą laiką tradiciškai jau skelbėme naują konkursą, kurio metu nugalėtoją apdovanosime jaukais, kurį šiandien mes ir gaudome. Ką jums reikia padaryti? Tai sąlygos tokios pačios kaip ir visada. Reikia būti kanalo prenumeratorium, spausti patinka ant šito video ir būtinai apačioje pakomentuoti.
ką, Pauliu, visai neblogas tas mano karščio atidarimas buvo šiandien. Pusė velnio, ne? Neblogas. Galėjo būti... Gali būti geriau, bet visada gali būti ir blogiau. Galėjo tikrai gerokai būti blogiau. Nu ką, visai normaliai čia pasėdėjom pusdieniuką ir normą tą pagavom. Normą pagavom. Be jokių problemų. Ar labai kažką tai skaitei žukliai nuo to, kai pradėjom? Pradėjau atvirą. Po geros valandos nebuvo kibimo. Tai šiek tiek sumažinau, nes buvo tų, matėsi, kad karščiai vaikšto tų tokių prilinkimų. Šiek tiek sumažinau uždarą ir distanciją pavartinau, nežinau, 40 cm. Ir iškart pirmų metimų sekė kibimą. Žinok, pas mane praktiškai viskas tas pats, nes ir pradėjom gaudyti beveik vienodą distanciją. Irgi prisitrumpinau, realiai nuo žiedelio iki ritės per tokį atstumą. Ir irgi, manau, tuo pačiu metu gal anksčiau trupučiuką uždėjau uždarą. Tik tai tiek, kad tu gaudai su dar mažesnė, o aš su trupučiuką didesnė. Ir kažkaip tai ta uždara iš karto geriau buvo. Geriau tikrai. Pas mane smulkmės dar buvo. Dar smulkmė tokia elektrina tenais daužė pastoja. Tai kojytė, tai kažkokia gal aukšlytė. Bet su smulkia dingo smulkmė man. Aš kaip smulkia už tą uždarą, kaip uždėjau, tai tada ta smulkmė dingo. Tai va, man irgi būtent uždėjau tik tai su uždarą, matyt, nepadavė visai besileidžiant tenais nieko ir iš karto. Ir to stabilumo labai su karščiu tokio nebuvo, matos lyg tais būriukais tai prasiplaukė. Jo, tokius, kelis kartus buvo tau užkimba, man užkimba, arba man tau užkimba. Taip, tokie matosi. Ateina, praplaukė. Taip, praplaukiantys tokių būriukai ateina, pasimaitina ir išeina. Nu tai ką, lauksim dabar, kol jie išnerš ir gaudysim po to jau po neršto juos. Reikės. Bet manau, kad dar čia tik tai šyla, tai dar tik tai kips ir tik tai gerės ir gerės kibimas. Turėtų. Taigi šį kartą atsisveikinu su jumis ir iki sekančio karto. Iki.